Sveiki, hebrytė! Ar kada nors svajojate sukurti savo hitą, bet nežinojate nuo ko pradėti? Galbūt manote, kad muzikos kūrimas yra tik profesionalių muzikantų privilegija? Šiandien aš jums ir rodysiu, kad AI pagalba galima sukurti savo muzikinį šedevrą, o gal net ir hitą. Kadangi aš nesu muzikalus, nes vaikystėje meška gerokai ausį numynus. Ir ne vieną, o sprendžiant iš mano gebėjimų, sakyčiau kokias 3. Tuomet aš pasitelksiu savo į pagalbą AI įrankį pavadinimu Suno. Taigi, registracija paprasta, manau patys puikiai susitvarkysite. Prisijungus papuolate į savo paskyrą, kuri nesudėtinga ir visi meniu punktai intuityviai suprantami. Apačioje matome kreditų kiekį, kurį galima panaudoti savo kūrybiniam procesui. Nemokamam naudojimui skirta 50 kreditų per parą, kurį užtenka maždaug 5 trekams. Jeigu jums to per maža, visada galite užsiregistruoti ir susikurti tiek paskyrų, kiek jums reikia savo poreikių tenkinimui. Taigi, kairėje matome mygtukas Home, tai Suno pradinis puslapis. Great. Sakykim, čia kūrybinės dirbtuvės arba mini studija. Library. Jūsų sudaryta patikusi kūrinių biblioteka, grojaraštis, sekėjų grupė. Explore. Didžiulė muzikos stilių biblioteka su pavyzdžiais. Search. Mes galime atlikti paiešką visoje Suno sistemoje ir pasiklausyti kitų vartotojų sugeneruotus kūrinius. Beje, sistema iškart rekomenduoja populiariausių hitų sąrašą. Užsukite, gal rasite savo kažką įdomaus. Taigi, keliaukime į mūsų mini studiją paspausdami Create. Ir viršuje matome galimybę likti įprastame generavimo variante arba perjungti Custom. Jie grubiai skiriasi tuo, kad pirmajame muziką tekstą generuoja AI, o antrajame tekstą rašome mes ir patys pasirenkame norimą stilių, o visą kitą generuoja dirbtinis intelektas. Iš tiesų tekstus lietuvių kalba Suno generuoja neblogai. Tačiau taupant kreditus, rekomenduočiau su tekstais pasižaisti ChatGPT arba Gemini sistemose. O vokalas, tiksliau, balsus vyrišką ar moterišką generuoja atsitiktinai maždaug 50/50. Kiek bandžiau prašinėti promptą ir generuoti kūrinius iš kelių paskyrų, absoliutus atsitiktinumas. Nebent, kaip man pasirodė, balsai labiau priklauso nuo muzikos stiliaus. O ką dėl to manote jūs, rašykite komentaruose. Mygtukas Upload Audio. Nežinau, kam jis reikalingas. Bandžiau įkelti savo balsą, tikėdamasis kažkokių papildomų nustatymų generacijai. Tačiau nieko neįvyko. Failas tiesiog prisidėjo prie esamų kūrinių sąrašo. Ir paskutinis Suno versijos nustatymas. Paliekame naujausią 3.5 versiją, bent tokia buvo šio video įrašymo metu. Taigi, pabandykime sugeneruoti kelis kūrinius. Laukelėje Song Description įrašome trumpą promptą apie mūsų būsimą dainelę. Galima rašyti tai, kas pirmiausia šauna į galvą. Pavyzdžiui, sukurk gerą ritmingą dainelę apie kebabą. Šiek tiek dešiniau matome pasirinkimą instrumental, kuris reiškia, kad mūsų dainelė bus be vokalo, o tik instrumentinė jos versija. Spaudžiame Create ir laukiame. Taigi, klausomės, kas pavyko ir mėgaujamės. Kaip lavas tavo rankoje, visas pasaulis tavo, nuo ryto iki vakaro, skonių šokis tavo. Ir priedainis. Kebabai visą naktį, skonis kaip sapnas. Antras gabaliukas. Kebabas tavo rankoje, visas pasaulis tavo, nuo ryto iki vakaro, skonių šokis tavo, gatvėje paeiviai žiūri, tu su kebabu šveiti, mintimis visus stebina, populiarumo galia. Ir antros dainos priedainis. Skonis kaip sapnas, šokame su kebabu, mūsų širdys plaka greit. Pabandom dabar tą patį sugeneruoti per Custom, panaudodami tą patį tekstą, kurį sugeneravo dirbtinis intelektas. Tik pakeisime muzikinį stilių. Taigi, sugeneravo klausomės.
Taipogi nebūtina kurti naujų dainų, o galima pasinaudoti senomis ir suteikti joms kitokį skambesį ir net jūsų mėgstamiausiame muzikinėme stiliuje. Paklausykite, kaip skamba Ant kalno mūrai punk rock stiliuje. Kalno mūrai, joja Lietuvoje, joja lietuviečiai, neša jaunikaičiai, vainika rūtų. Arba operos stiliuje. Ant kalno mūrai, joja lietuvaičiai, neša jaunikaičiai, vainika rūtų. Kaip matote, visai linksma ir įdomu. Suno yra puikus įrankis tiek pradedantiesiems, manau ir patyrusiems muzikos kūrėjams. Na jeigu Suno ir nesukurs hito, tai bent pakiš vieną kitą gerą idėją. Beje, šio video fone groja muzika, kuri taip pat sugeneruota Suno pagalba. O riterių futažas sukurtas klingiai pagalba, apie kurį kalbėjau praeitame vaizdo įraše. Taigi, jeigu patiko šis video, nepamirškite paremti riebių laikų, subų ir iki.